naujasis NX 350H, tai reiškia, kad jisai yra hybridas. Naujieji modeliai man tai labai gražus, nežinau kaip jūs, bet tiek NX, tiek RX labai gražus atloto numeriukas, 24 metai, 3700 mylių tik tai nuvažiavęs automobilis, parsiduoda draudimo, o gavęs jisai yra per šoninę dalį. Šiek tiek čia matosi, bamperis yra atkibęs, graži šampaninė spalva tokia, lempos nėra, lempa gali būti, kad bus bagažiniai. O pažeidimas, va, kaip matot, yra per šoną. Veidrodėlis sudaužytas, abidvi durys. Čia kažkas jį užkabino, gal kokia fūra ar kažkas, tai stoglangis stogas yra sveikas, nesudaužytas. Jį kūrėsi ir važiuoja. Salonas labai gražus, juodas su raudona oda. Kūrėsi ir važiuoja. Turi netgi projekciją ant stiklo, visur didėjai ekranai. Mašina užsivedė, kaip minėjau, hybridas, labai ekonomiška, didelis ekranas, visos aklos zonos, linijų palaikymas ir taip toliau, ir taip toliau. Patys žinot, jau čia naujose mašinose būna prikrauta tikrai nemažai tų dalykų, kurie padeda vairuoti. Čia nauja mašina. Tiek mylių tik tai nuvažiavus, tai čia. Pažiūrime galą. Galas taip pat tvarkingas. Šonas, matot, kaip yra prabrėžtas. Grinai visas šonas. Galinės lempos trūksta. Visi 4 varomi, 3,5 varikliukas. Maža mašina, 3,5, žinokit, patikėkit, labai fainiai važiuoja, gerai stovi ant kelio. Lempa yra, bet lempa yra sudaužyta. Tai va, tą lempą pasikeisti. Galinė lempa šiek tiek pamraižyta, bet galima populiaruoti, bet šitą galima naudoti. Jis nėra sudaužyta. Šitoje pusėje šitie moldingai irgi yra nuimti. Bet čia matot, šita pusė yra nedaužta, neliesta visiškai. Čia buvo užkabinta grinai kita pusė. Čia irgi nuimtas.